energetikos sistemoje pagrindinį šaltinį šiuo metu yra Lietuvos VRE, sudarantį 80% viso galingumo. Vienoje vietoje sukoncentruota energija turi didelę neigiamybę, apsunkina sistemos manevringumą. Tarp Kauno ir Elektrėnų statoma nauja Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė. Stato patyrę specialistai. Viktoras Jonikas dirbo ne vienoje šalies statyboje. Vadovauja statybos aikšteliai Algimantas Sakalauskas, statęs Kauno HES Lietuvos VRE. Kokia ji naujoji elektrinė? Mes randamės Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos viršutinio akumuliuojančių baseino būsimajame dugne. Plotas, kurį užlies vanduo, sudarys 300 hektarų. Juosiančios dambos ilgis 6 km 600 metrų. Viršutinį baseiną su pagrindiniu elektrinės pastatu jungs 8 vamzdynai 7,5 metrų diametro. Iš statybos teritorijos reikalinga bus iškelti apie 80 sodybų. Šis unikalus energetikos gigantas pumpuos vandenį iš Kauno marių. Veiks akumuliaciniu principu. Kaišiadorių prieš 4 metus prasidėjo paruošiamieji hidroakumuliacinės elektrinės statybos darbai. Ji bus pastatyta prie Kauno marių ir vamzdžiais jungsis su viršutiniu baseinu prie Strėvos krantų. Dieną iš viršutinio baseino tekantis vanduo suks turbinas ir gamins elektrą, o naktį atvirkščiai kėlimo siurbliais virtusios turbinos iš Kauno marių varys vandenį aukštyn. Ir dabar reikės iškasti bei pervežti 16 milijonų kubinių metrų grunto. Kaišiadorių hidroelektrinė padės racionaliau panaudoti energijos išteklius. Elektrinė tik statoma, tai bus didžiausia tokio pobūdžio elektrinė Europoje. Per trumpą laiką reikės iškasti ir supilti į hidro įrenginius daugiau kaip 30 milijonų kubinių metrų grunto. Kyla unikalus inžinierinis kompleksas hidroakumuliacinė elektrinė. Tai stambiausia 11 penkmečio statyba Tarybų Lietuvoje. Jis skiriasi nuo kitų. Visų pirma, tiesiami keliai, statomi gyvenami namai, rūpinamasi statybininkais. Čia dažnai atvyksta Respublikos ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas Vilius Kazanavičius. Tos priemonės, kurios Respublikoje sudaromos tam, kad statybų reikalai gerėtų, tai yra labai didelės. Ir, žinot, turi tokį labai didelį ir poveikį. Ir dėl darbo sąlygų, paskutiniai tie nutarimai, dėl buities sąlygų, dėl gyvenamo ploto suteikimo, dėl visų kitų socialinių, kultūrinių tokių poreikių tenkinimo, tai yra daug padaryta. Reikia sudaryti tokias sąlygas. Elektrinis direktorius socialistinio darbo didvyris Pranas Noreika. Geras darbo sąlygos, kai jis ten gera aplinka, klimatas geras ir kai jis neturėtų ten tokių nemalonumų. Taip, o šitą hidroakumuliacinę, tai per gyvenimą galim pastatyti 1, 2, dalyvauti tokioje statybai. Tai čia yra didelė garbė, didelis pasitikėjimas ir šitas žmonės ir traukia, kaip Magrintas, dalyvauti tokiam dideliame visą liaudiniam, jeigu taip galim pasakyti, darbe.
Karabacho aukštumos geologai ieškojo po visą Lietuvą. Mat hidroakumuliacinės elektrinės nepastatysi, kur panorėsi. Pirmiausiai reikia daug hidrokūro, vandens. Antra, turi būti aukščių skirtumas tarp žemutinio ir viršutinio baseinų. Šiomis sąlygomis geriausiai tiko ši vieta, kur Strėva įteka į Kauno marias. Dar nesenai čia buvo 3 nedideli kaimeliai – Pastrėvio, Griežininkiškių, Vaiguvos. Praėjo tik keletas metų ir net senbuviai sunkiai bepažįsta šią vietą. O patyrusi statybininko akis jau mato, kur nusitęs milžiniškų diametrų vamzdžiai, kur stovės turbinos. Palengva ryškėja dar vieno mūsų Respublikos energetinio giganto Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės kontūrai. Statyba paskelbta komjaunuoliška sparčiaja, vadinasi, statyti energetikos milžiną tenka jauniems. Dabar čia dirba daugiau kaip 200 komjaunimo pasiuntinių. Jaunimo srautas vis didėja. Su komjaunimo kelialapiais kasmet į Kruonis atvyksta kelios dešimtys jaunuolių. Daugiausia vairuotojų ir mechanizatorių. Pavyzdžiui, jiems tampa tie, kurie atvyko į statybą pirmaisiais. Romas Sabockas, Vytautas Rimkus, Antanas Sabonis. 3 vairuotojai, kurie vieni pirmųjų atvyko į šią statybą. Jūsų kolonoje yra net 2 komjaunimo jaunimo brigados vairuotojai, prašoma pasakoti, kaip jiems sekasi dirbti. Nu, 2 brigados įsikūrė prieš pusę metų pas mus. Yra viena galinga, turi 306 mašinas, kita biškutį smulkesnė, 17 mašinų. Nu, geriausiai kol kas sekasi, o brigadininko Sabonio brigadai. Jie šiuo metu pirmauja. Kasmet išvežant žemės susidarė 3 atskiros grandys, kurių kiekviena gyveno tik savo interesais. Statybos valdybos komunistai darbo pirmūnai susirūpino tokią padėtimi. Pradėta galvoti, kaip sujungti visų 3 grandžių pastangas į vieningą kompleksą, kurio žmonės padarytų viską. Kastų žemę, išvežtų ją, rūpintųsi, kad kelias visuomet būtų tvarkingas. Виталий Григорьевич, все-таки вот вы слышали, Саша говорила о проблемах, об этих ваших бедах. Сколько это зависит от вас и не от вас тоже? Значит, ну, я хочу добавить к тому, что сказал Александр Вимович. Значит, в основном, значит, проблемы какие? Мы испытываем нехватку квалифицированных кадров, специалистов, значит. Это в водителях, во-первых. Транспорт у нас есть, но полностью не укомплектован водителями. Ну, я думаю, что на сегодняшний период на нашей стройке в гостях находится начальник объединения, к которому мы неоднократно обращались, товарищ Иванцов Николай Максимович. Я думаю, что, значит, в какой-то степени, значит, вопрос будет снят. Lengviausia Europoje Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės srovė ims tekėti metalo arterijomis. Statybininkų gyvenvietė Elektrėnuose. Čia statomi gyvenamieji namai, įrengiami nauji bendrabučiai. Juose patogu gyventi viengungiams. 2 ar 3 kambarių butai su visais patogumais – virtuve, vonia, dušais. Augant kolektyvui, auga ir statybų mastai. Toliau plečiama gyvenamųjų namų, buitinių patalpų statyba. Laisvalaikių jaunimas taip pat nenuobodžiauja. Profsąjunginė komjaunimo organizacijos rengia ekskursijas, išvykas, o patiems mažiausiams elektrėniškiams, Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statytojų vaikams, pastatytas didelis lopšelis darželis Vyturėlis. Ir mažiems, ir dideliems Elektrėnuose sudarytos geros gyvenimo ir poilsio sąlygos. Elektrėnai, elektrėnai, čia taikos sauja kuriai. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną, Elektrėnų žiburiai. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną,
mašinų gaudimo ir vėjo, gimė miestas su saulės sykiu. Atvykėlio akiai šioje statyboje atsiveria kaskart vis platesnė panorama. O čia dirbantiems žmonėms atrodo, kad vaizdas jau geri metai nekinta. Vis taip pat zuja mašinos pagrindinėje dauboje, iš kurios reikia išvežti 5 milijonus kubinių metrų grunto. Jo neiškasto teliko tik 5/5. Šiek tiek arčiau prie marių nusitiesia pagrindinio vamzdyno estakada, po truputį betonuojamas viršutinio baseino pylimo pagrindas. Labiausiai akį traukia statybinė bazė, kur dirba nauja betono gamykla, skaldos paruošimo mazgas, armatūros cechas, inertinių medžiagų rūšiavimo stotis. Darbai Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statyboje, galima sakyti, įsibėgėja. Šiais metais Kaišiadorių hidroakumuliacinės statybai reikalinga atlikti darbų 1,7 kartų daugiau negu praeitais metais. Beveik 15 milijonų rublių statybos montavimo darbų. 3 pagrindiniai uždaviniai. Pradėti betonuoti atraminį senutę viršutiniam baseine, kas jau ir pradėta prieš gegužės 1. Reikalinga pradėti didįjį betoną vandens priėmimo įrenginiuose ir iškasti pamatų daubą. Čia triūsia ir Kaišiadorių melioracijos statybos montavimo valdybos darbuotojai. Šiemet melioratoriai nuveikė darbų už 550 tūkstančių rublių. Ведь Кайшадорская ГАЭС – это не только дополнительные 2 миллиарда 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно, но и более экономная работа всех других электростанций, включенных в единую энергосистему северо-западной части страны. Отдается рапорт первому секретарю ЦК Компартии Литвы товарищу Гришкевичусу, другим руководителям республики. Разрешите доложить, что 3000-ний коллектив строителей и монтажников Кайшадорской гидроаккумулирующей электростанции, полностью сознавая высокую ответственность перед партией и народом, завершил первый этап важнейшей комсомольско-молодежной стройки республики. Построены основные объекты базы производства, дороги и коммуникации, бытовые помещения и объекты питания. Но самое главное, создан костяк опытных рабочих инженерно-технических работников, способных с честью выполнить поставленные задачи. Победителем в состязании за право укладки первого бетона вышла бригада бетонщиков Йозеса Густаса. Это уже начало второго этапа строительства. В следующем году Кайшадорская гидроаккумулирующая вступит в строй действующих. Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos metraščio. 86 gruodis. Apie problemas kalba vienas statybos vadovų Vidmantas Bakšys. Įrenginys yra labai sudėtingas. Statyboje darbas yra visada nelengvas. Šiemet, sakyčiau, darbai geriau sekasi, vykdom pagal grafiką, pagal planą, problemų visada yra. Čia ir darbo jėgos nekuris trūkumas yra ir ne visada, ir konstrukcijos laiku pristatomos, ne visada metalo turime tokio, kokio reikalinga tai dienai. Iš viso čia bus 8 tokios vamzdyno arterijos po 850 metrų. Kiekviena atskiram hidroagregatui, hidroturbinai, kurios pajėgumas 200 000 kW.
kitaip sakant, dvigubai didesnis negu visos Kauno hidroelektrinės. Šiuo metu jau pradėtas ir antrosios vamzdyno eilės montažas. Pirmosius agregatus mes turim paleisti sekančiais 89 metais, o darbų dar liko labai daug. Todėl šiais metais mes norim padidinti betono sudėjimą apie 10% ir sudėti per metus apie 240 tūkstančių kubinių metrų betoną. Kolektyvas nusiteikęs gerai. Praeitais metais mes sugebėjom perpildyti planą 5 milijonais rublių. Galvoju, kad šiais metais irgi neatsiliksim nuo tų skaičių. Tinkamai įruošti 40 milijonų kubinių metrų vandens saugyklą, kurios plotas 300 hektarų, nėra lengva. Ir ne tik todėl, kad Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė viena iš pirmųjų tokio tipo Tarybų Sąjungoje. Statydami viršutinį baseiną, statybininkai kartu ruošia dambos pagrindus, kurios ilgis daugiau kaip 7 kilometrai, stato atraminę gelžbetoninę sieną. Nelėtindami darbų spartos, užtikrindami kokybę, elektrinę statantys specialistai pagrindinėme pastate montuoja ir pirmąją hidroturbiną. Jau užbetonuota šio hidroagregato spiralinė kamera, o galinga turbina į savo vietą bus pastatyta dar šį pavasarį. Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės kompleksas yra gana didelis. Ji užima maždaug 600 hektarų teritoriją ir susideda iš sekančių objektų. Privedamasis kanalas, kuris susijungia su Kauno jūra, pats elektrinės pastatas, vamzdynai, kurie jungia viršutinį baseiną su apatiniu, viršutinis baseinas. Nu ir atitinkami pastatis 330 kV ir 110 kV. Nu, šiuo metu pas mus yra sumontuota pirma turbina. Ji galėtų jau ir šiandien dirbti, jeigu būtų kiti visi elementai tam pasiruošę. Vienas iš sudėtingiausių šičia darbų yra tų gelžbetoninių vamzdžių, kurie jungs apatinį baseiną, tai yra pačią hidroelektrinę su viršutiniu baseinu, yra vamzdynai, gelžbetoniniai vamzdynai. Jų skersmuo 7,5 metro, ilgis, viso vamzdžio ilgis 850 metrų. Jo, jeigu visais 8, jo galėtų pratekėti 1 800 000, atsiprašau, 1800 kubinių metrų vandens į sekundę. Nu, tai čia maždaug kaip 2 Nemuno potviniai. Žinom, čia vandens kiekis gana didelis, bet jie niekuomet vienu metu nedirbs, todėl galima sakyti, kad šitą ypatingą pavojaus ir ypatingą svyravimą Kauno mariose nebus. Vamzdynų statyba gana neblogai įsisavinimo, tik tai gaila, kad šiais metais nėra pinigų, 3 vamzdžiai jau padaryti, 4 pradėtas ir, žodžiu, turėjome mes šiais metais nutraukti, kadangi ministerija neįskyrė tam lėšų. Viršutiniam baseinį telpa iš viso 46 milijonai kubinių metrų vandens, o Kauno jūrai 460 milijonų. Taip, kad mes perpumpuosim 10% Kauno jūros į atseit
į viršų. Nu ir tą patį grąžinsim vėl atgal. Aš skaitau, kad vis tik tai mums reiktų pravažiuoti objektą, nežiūrėti šitos brėžinėlis mažus. Objektą daug įdomiau, gražiau ir galima daugiau būtų pakalbėti. Nu, mes stovim, matom viršutinį baseiną. Kaip matot, šitą senutę, kuri aplink stovi, šitas baseinas dabar galės sutalpinti vandenį 4 agregatų. Taip, kad mums paleidimui šitą reikia užbaigti viršutiniam baseinį darbus arba 1 agregatui, arba 4. Mums tas pats. Nu, dabar mes stovime prieš vandens priimtuvę. Per šitas angus, kurios čia matosi, vanduo bus pompuojamas iš apačios į viršų, į šitą baseiną, kurį mes tik ką žiūrėjom. Ir kai dirbs turbinos, tom apačiam angom grįš atgal. Toliau, kaip jau žiūrėjom šitas schemas, mes matome vamzdynus, tuos stambius vamzdynus, nors jie, žiūrint dabar į vietą, netrodo, kad jie turėtų 7,5 metrą būtų vidaus diametro, bet jie tokie yra. Ir kaip buvo kalba, kad mes sunaikinsim jas, paskui po praeitų metų tyrimų pasirodė, kad visiškai netiesa, kad biologiškai jos geriau apsivalys, kai dirbs šitą elektrinę. Taip, kad reikia ją kuo greičiau įvesti pirmus agregatus ir pradėti bandyti ir toliau tyrinėti. Manau, kad praeis keli metai ir visi susipras, kad čia yra daromos didelės klaidos. Netaupami pinigai, netaupomas laikas. Nu, dabar mes stovim ant laikinos užtvaros, kuri skyrė Kauno marias nuo kanalo, kuris nuves vandenį iki Jėgainės pastato. Mes šitą laikiną užtvarą ardysime greičiausiai kitų metų pradžioje, kad kitais metais, kadangi mums nustatytas agregatų paleidimas, kitais metais mes turim, kol juos išbandysim, užpilti šitą daubą vandeniu ne vėliau rugpjūčio mėnesį. Dabar mes stovim 1 agregato zonoje. Čia matom tik tai viršui praktiškai grindis. Jis pilnai sumontuotas ir gali nors iš šiandien pradėti dirbti. Nu, toliau, matom darbo ratą iš nerūdijančio plieno, kuris sveria 100 tonų. Ant jo matosi tokie užrašai. Jam teka pragulėti Kaune daugiau pusę metų, kadangi jie buvo sulaikyti, kol atidavė mum į statybą. Toliau montuojamas antro agregato rotorius, svoris jo 600 tonų. Jis yra jau montavimas eina į galą. Šiais metais jis irgi bus savo į vietoj antrame agregate, bus sumontuoti. Taigi šiais metais mes galėtum paleisti 2 agregatus. Dabar mes randamės Jėgainės pastato agregatų čilpvamzdžių angų, pro kurias išeis vanduo atidirbis arba pro kurias pateks vanduo iš Kauno marių. Ir įvykdysim, kad kitais metais būtų paleisti bent 2 agregatai, o sekančiais metais, tai 92 dar 2 agregatai. O toliau reiks žiūrėti, kaip ves Kauno marios, kaip atrodys ekologiniai klausimai. Aš manau, kad viskas bus gerai ir galų gale visi 8 agregatai pradės dirbti mūsų laisvos Lietuvos naudai. Mes dabar čia važiuosim per dambą skiriamąją, taip? Nu, čia ta laikina užtvara. O čia šitoj vietoj šlaitas praeis, va toj vietoj.
grunto. Ir nieko neliks čia šitų žemių, taip? Ne, va čia tik šlaitas tas matysis ir anas šlaitas matysis ir Kauno Marios bus čia tiesiai linija. Stadija reversinis kanalas visiškai užbaigtas, jį galima būtų užtvindyti, matomai tas įvyks laike savaitės dviejų, kada mes pašalinsim, išvesim mechanizmus, išvalysim nuo nereikalingų vidų ir užsihermetinsim jėgainės pastato visus liukus, angas, hermų durvis ir taip toliau, per kurias neturėtų patekti tas vanduo, kuriam neskirta patekti į pastatą. Tai šiai dienai dar ten galima po dugną vaikščioti? Po tą dugną galima vaikščioti, galima filmuoti, galima atminčiai nusifotografuoti, kadangi jau amžiams mes jau užtvindysim. Ir kiek ten bus gilyje šitoj vietoje? Reversinio kanalo, vanduo reversinėme kanale bus 10 metrų gylės. Prie pat turbinų ten bus 16 metrų. Tai labai ačiū už tokią žodinę ekskursiją, kad labai norėtųsi dar pačiam pavaikščiot po tą dugną būsimą. Mašinėlės visai mažytės matosi, masteliai. Tai mes jau dugne? Reversinio kanalo dugne. O gerai, kad dar ne visuomenės. Kaip Gorkis rašė, dugne. Dugne. Mes esam lygiai 10 metrų žemiau Kauno Marių vandens lygio. Oho, tai reiškia šitas, kiek va matom pakraščius, čia šitus bus pilnai iki viršaus vandens. Ne visai, maždaug kaip yra horizontali berma, tai nuo viršutinio aukštesnio šlaito ten vieną plokštę, kaip yra plokščių siūlės, maždaug iki tos vietos. Ta pati striva, kuri prateka per Anykščių ežerus, kuri išteka iš Lietuvos elektrinės vandens saugyklos ir atiteka per laukus. Per šitą ir bus užpildomas dabar, taip? Taip, per šitą angą ir bus užpildoma reversinis kanalas. Pradinis užpildymas bus čia vykomas. Strėvos vanduo krenta iš tą šulinį, čia vadinamas gesinimo šulinys ir vanduo nusistovi ramia srove, po to nutekės į reversinį kanalą. O žuvų takas šitą reiktų pabrėžti, kad čia yra grinai mano iniciatyva. Žuvų takas? Taip. Tai kaip jam čia dabar suprasti, tai laipteliai? Čia yra tokie laiptai, kameros atskiros. Ir per vieną laiptelį perlipa, gali žuvis nerti į dugną ir pailsėti. Toliau persiliejimas eina aukštyn, per kitą laiptelį lipa. Srovė teka ir per tą srovę pasikelia ir vėl gali pailsėti. Ir taip laipteliais užlipa į viršų ir ten išplaukia į strėvą. Arba atvirkščiai. Žuvų takas iš viršaus, jo čia tokie. Tai kokie mes dabar aukštai randamės? Mes esam taip 87 metrus virš Kauno Marių. Čia užsiskaitam proporcijai, taurai, tarp kurių yra angus, kaimynas. Reiškia, va tą, kiek aš čia matau, ta toks matosi ryškus nusileidimas, ten jau pradės tekėti vanduo į vamzdyną ir vamzdyno į turbiną. Rytinė pusė jau, kiek suprantu, kiek matosi, čia užbaigta beveik. Pirmas aukštas užbaigtas, ir smėlis užpilta, ir sienutė pastatyta galutinai. Dugnas išplaniruotas, kaip matosi. Čia šita siena kažkiek primena didžiąją kinų sieną.
Jurgis, sveikinu. O kur šampanas šiandien tokia šventė? Tokia šventė, kur šampanas? Šampanas šaldytuvė turi būti visą laiką, bet tik paskutinį momentą jis išsitraukiamas. Ir lietus viskas tenai. Nu, čia lietus. Не научится, где даже есть. Labas. Tai kas čia knopkę spaus? Yra kam paspausti, tuo čia parodys. Kas ten stovi šalia skilių nėra? Jau nėra. Viskas nubėgo padaryti įrašą į žurnalą ir pradėsim pilti. Tai čia žmonės klausia, ar Vaišvilas laukiamas, duotų ženklą. Statybininkai turi ženklą duoti. Aišku. Proga. Скудулись рядом, ты не жалуйся, а то все слышу. Čia statybai? Jo, čia mes su klebonu tempom užsirauglinę. Tvarkoj. Tai ką, eina jau? Gerai, toj biskį man motorą. Kas yra šjums? Yra atsidariusi, jokių štokų, jokių matavimų ir kokių nors savimų. Nieko nėra. Čia suka vertė. Kol prisipildys. Maždaug per 2 savaitės turėtų prisipildyti reversinis kanalas. Lapkričio galui mes turėtume turėti Kauno marių lygį ir galėsim ardyti užtūrą. Dideli vadai paprastai jau ką nors tokio rodo. Aš irgi turiu rodyti. Gerai, gali parodyti.
Yra, tvarkoja. O, dar patrepsėtą dugno reikia, paskutinį kartą matyti. Nu, taigi ten yra telefonas vietoje, supranti, yra viskas. Labai ačiū. Nieko neišeina, žinot. Labas. Pasitėm viskas. Labas. Tu... Tenais, ten su. Mano turbūt dar skolingas. Taip su juo. Prieš kartą prie namų nemaloniausiai, jo? Ne, kreipratį šitą jie nori šį kartą, reiškia, nenaudoti šitą 7 ar 6 atmosferų. Jie nori pravaryti iki galo, reiškia 12 atmosferų, paskui, reiškia, čia jau jie savo. Taip, leidžiam orą. Leidžiam orą ir jie tada, reiškia, žiūri. Iki kiek išaugs slėgis? Iki kiek išaugs slėgis. Ir atidaro kreipratį. Kai maksimalus slėgis atidaro kreipratį? Nieko nebesuprantu. Jie man sako. Šitie nereikalingi jie. Čia šitie prietaisai dar nekonta. Čia nurodys baseinų. Metrų kubinių čia valandą. Kiek? Tai dabar sekančiam. Irgi turi. Prašau. Gerai. Tai dabar, palauk, čia jūs ką padarėt? Tos vaškalėlius patvarkėte. Kur pabėgo gaisrininkai? Nuėjo tenai pas Bartus. Vasario 16. Vasima, jau reiškia pilnai į... Praktiškai... Jau papradės dirbti, taip? Priim pramoninė eksploatacija, pirmas agregatas. Tokie planai, tokie norai. Kaip čia bus... O šios dienos, jeigu užduotis, tai papumpuosit vandenį ir... Šios dienos užduotis išbandyti turbiną siurblio režimą. Ir užsipildyti, reiškia, tūrį, kažkokį tūrį vandenį. Tas yra maždaug 40 kvadratinių metrų tos angos. Tai metrui reiškia 40 kubų. Per sekundę į viršų turbūt apie 70. Vandens priimtuvą, kada mes pradėjome? 85 metais balandžio mėnesį, tai galima suskaičiuoti, kiek dabar jau 7 metai dabar. 7 metai čia. Tai, o čia jau buvo pradėta kas tada. O nuo pačios pradžios kokių 15 metų panašiai? Elektrinė, pirmas desantas buvo čia atvežtas 77 metų rudenį. Čia atvažiavom iš Kauno, buvo Jodeikos brigada atvežta ir pradėjo betonuoti kelią, kuris vedė į statybą. Tada per rugius, per viską, per
buvo tada remontuojamas tas kelias. Remontuojamas, ten buvo toks leidimo nebuvo, žemės neišimtas. Keliukas kaimo. Tada Kaišiadorių vykdomasis davė leidimą remontuoti. Paskui, kada apsižiūrėjo, kad čia per plačiai tas kelias išimta, kodėl taip gerai remontuojat, ir dar betoną deda. Taip. Tada jau, reiškia, reikėjo aiškintis. Žodžiu, čia didelis laiko tarpas praėjo, per tiek laiko jau, per tiek laiko daug čia ir padaryta. Ir daug žmonių pasikeitė, ir daug praėjo, ir kiekiai didelį. Nu, bet viena, kad viskai čia nebuvo tokių nelaimių, kaip at Zagorske tenai. Tai ten, reiškia, šlaitas nuslinko, tai ta siena nugriuvo. Reiškia, nu, pas mus tokių bėdų nebuvo. Jo, čia dar laimė, kad nieko nesutiko. Kapitališkai. Po vieną čia? Spustelsi čia vieną. Ką? Į kamerą, kad Reikia šito 5 litro butelio, reikia kaip šitiem, kaip automobilistai. Užsakovas, kur užsakovas? Užsakovo nėra. A? Užsakovo nėra. Kas užsakovas? Kur Pudulis? Pudulis vandenį pumpuoja iš apačios. Noreika, pranai! Va, nu ką? Pranai. Давай jau pradžia, давай atgal. Jo, pirmas ir žemėmas Toks turėjau ranką paspausti. Susidarykėlės. Ir klausyk. Jo, dabar tai tas Kokie patarė? Savotiškai žinai. Tadas, mano, jeigu taip, mano vaikas, virštutinis baseinas, 14 metų rezultatas. Siekimas. Per kitas kelias neišbėgs ten žemyn? Išbėgti negali, tai gali prasisunkti per kažkokius nesandarumus truputį. Bet čia nieko baisaus. Visa kita ten yra užtvaros, kurios sugaudysim tą prasisunkusį vandenį, nuvesim į drenažus, į kolektorius. Tuo ir baigsis, kaip sako, jo to vandens nutekėjimas. Nu, kol kas viskas. Nu ką, šiandien dieną ačiū, atvažiuosiu dar, kai bus įvykiai kokie. Vasario 16. Vasario 16, jo? Jo. Nebus sausų, nebus nieko. Ko gero nebus. Nebebus. Kada sausų?
dabar šitą dirbat naktį kažkiek tai pakeliat vandens, pripumpuojat, ne? Pakeliam, papumpuojam, kai reikia kol kas. O kiek laiko užtenka to vandenuko iš viršaus? Vandenuko iš viršaus, na, maždaug valandai užteks, jeigu mes daug neturim dabar kol kas pripumpavę, galingumo tam. Tai, o galingumą ar išbandėt visą? Bandė iki 150 MW, ar 200, net neatsimenu tiksliai. Buvo 200 paimtas. Tai čia jau daugiau neturi tą agregatą. O siurblio režime 230, pilnai varė. Ir daugiau neišeina, kad turbūt baseinas negali priimti. Mes dabar neturim baseino visiškai, pas mus tik tai ten tas yra kaušas vadinamas, tik tai ten. Aliaučkauskas. Yra iš čia su gaisrininkas kalbasi, palaukit. Šitas, taip? Čia du ratai, vienas siurblio režime jungiam, kitas generatoriaus režime pajungti į generatoriaus režimą. Priklausomai nuo režimo arba vieno rakto arba kito įsijungia generatorius. Можете дарить комментарий. Дарить комментарий. O, brolyti, kaip tu čia darai, a? A iš čia ką, sukasi ką nors, ar ne? Sukasi. O, tai maladės. Čia, ne, aš į mašiną įsidėsiu, man labai įdomu. Nu kągi, jeigu viršininkas liepia... Jeigu viršininkas liepia... Kablelis 9. Reiškia, 1900 turi būti manevrinio galingumo. 1900. Nu tai ką mes turim 1600 tik tai čia ir Kauno orkestras 100. Čia 1600, kai dirba... Padalyvauti sinchronizacijoje. Pamainos viršininkas. Prašom, nuleidžiama pirmą agregatą įjungti į energetinę sistemą. Taip, supratom, jungiam agregatą. Paruošta. Eina pas mus ribotuvas, atsidarė greitai. Tai šitą dar. Čia tavo kolegos važiuoja. Per greitai. Čia mums sinchronizuoja prietaisai dažnį 100 reaktyvinis minus ir čia pas mus rodo srovės. Dispečeris Vilniuje turi kažką kitą elektrinę numažinti, kad neišaugtų dažnumas sistemos. Vis tiek visas elektrinės valdo Taip, bet jie matau jau rodo. Įjungtas energetinė sistema pirmas agregatas, kuris jau gamina ir ateityje pagal poreikius galės gaminti taip reikalingą žemės ūkiui, pramoniai ir buičiai elektros energijos. Kalbės elektrinės paleidimo komisijos pirmininkas, Lietuvos energetinės sistemos vyriausias inžinierius, Respublikos nusipelnęs inžinierius ponas Algirdas Stumbras.
Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė dirba. Idėja ją pastatyti gimė prieš 29 metus. Mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komiteto darbuotojai Juozas Linkaitis ir Leonas Rinkūnas 1963 metais paskelbė spaudoje apie 6 pačias perspektyviausias aikštelės Lietuvos hidroakumuliacinių elektrinių statybai. Ši Strėvos aikštelė buvo rekomenduojama pagrindiniu variantu. Charakteringa tai, kad beveik tuo pačiu laiku hidroenergetikos srities magistras Vytautas Šliūpas, gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose, paskelbė ten leidžiamam žurnale Technikos žodis straipsnį apie hidroakumuliacinių elektrinių statybos tikslingumą. Pasiūlyta idėja buvo tiek nauja ir visuomeniai, ir energetikams, kad debatai dėl jos statybos tikslingumo vyko apie 5 metus. Ir tik tai 1968 metais buvo nutarta pavesti projektavimo organizacijoms išnagrinėti, ką tikslingiau statyti – Kaišiadorių hidroakumuliacinę elektrinę ar Birštono hidroelektrinę. Šiandieną pradedam naują Kaišiadorių H etapą. Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė gamina Lietuvai reikalingą elektros energiją ir, kas šiandien ypač mums svarbu, taupo organinį kurą. Leiskite man pasveikinti visus, kurie aktyviai prisidėjo prie bendro mūsų tikslo. Mokslininkus, projektuotojus, statybininkus ir montuotojus, eksploatacijos kolektyvą. Nuoširdus ačiū už jūsų didžiulį atliktą darbą. Kalbės Respublikos energetikos ministras, mokslų daktaras, profesorius ponas Leonas Artvydas. Gerbiami statybininkai, montuotojai, energetikai, mėly svečiai. Aš nebereikalo pradėjau nuo statybininkų ir montuotojų, todėl kad būtent šie žmonės įgyvendino energetikų viziją, tą tiesą, kurią jie puoselėjo jau seniai. Ir būtent jūsų dėka ši vizija, ši tiesa buvo įgyvendinta Kaišiadorių hidroakumuliacinėje elektrinėje. Aišku, tokią viziją, savo tiesą turėti, kaip padėti tėvynei, kad geriau plėtoti galėtume energetiką, kad geriau galėtų vystytis mūsų ūkis, tai yra irgi didelis energetikų nuopelnas tų, kurie taip toli galėjo išvelgti į ateitį šią būtinybę. Todėl aš čia visiems susirinkusiems labai dėkoju, kurie prisidėjo prie šios elektrinės paleidimo. Aišku, šis objektas, pirmas dalykas, reikia atkreipdėmėsi į tai, kad neseniai atšventėm 74-asias Lietuvos nepriklausomybės metinės. Tai yra pirmas toksai stambus objektas pradėtas eksploatuoti nepriklausomoje Lietuvoje. Tai džiugu, aš manau, visiems Lietuvos žmonėms ir visi bus patenkinti, kada tikrai įsitikins jo atnešamą naudą. Aš, aišku, norėčiau taip pat padėkoti, galbūt neužpyks visas kolektyvas, atskirai kai kuriems žmonės, man regis, kurie tikrai įdėjo didelį indėlį būtent į Kaišiadorių akumuliacinės statybą. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti energetikos ugdytojui, senam veteranui, kuris drauge su savo bendraminčių būriu kažkada pradėjo puoselėti šią idėją ir kurį dabar šiuo metu įgyvendinti. Tai valstybės komisijos pirmininkui Algirdui Stumbrui. Kalbės Lietuvos elektrinės direktorius, Lietuvos nusipelnęs inžinierius, ponas Pranas Noreika. Žmonijos istorija yra pastatyta daug didingų statinių, kuriais žmonės žavisi, stebisi, kaip tai buvo galima padaryti. Aš manau, kad šitas statinys taip pat stebint žmonės, kaip dabar Egipto piramidės, kaip žmogus galėjo padaryti tokius didžiulius darbus. Visą tai matys, tačiau turbūt niekas nežinos, kokiose sudėtingose geologinėse sąlygose buvo statoma šita elektrinė. O šitą vietą, kur mes stovime, prieš daug milijonų metų čia buvo vanduo, jūros dugnas. Net 40 metrų giliau, kur yra elektrinės pamatai,
ten taip pat atkasus buvo rasta žuvelių, kauliukai, kriauklės, reiškia, ten taip pat nebuvo grunto. Šito šlaito taip pat nebuvo. Čia yra ledynų atnešti ir palikti įvairiausių gruntų mišiniai. Ir va šitokiose sąlygose statyti elektrinę buvo labai sunku ir sudėtinga, ypatingai specialistams hidrotechnikams. Ir tai, kad šioje statyboje neįvyko nelaimių, kaip būna dažnai, nebuvo nesėkmių didelių, tai nuopelnas yra šitų Lietuvos hidrotechnikų vienintelių, kurie turėjo patyrimą nedidelį, bet jie atėjo čia, tai Velaniškis, Kaziūnas, Danila, Harūnas, prie jų prisidėjo Birmanas, kuris šitos vamzdžius šefavo statybą. Ir tai, kad šiandien mes matom, kaip gražiai šitie įrengimai dirba, tai jų nuopelnas yra. Greta su elektrinės augimu užaugo taip pat ir kolektyvas eksploatacijos, vadovaujamas talentingo inžinieriaus ir gabaus organizatoriaus Vaclovo Spudulio. Labai jaunas kolektyvas ir tikimės, kad jie toliau labai sėkmingai eksploatuos šitą elektrinę. O šiandieną dėkodami statybininkams, montuotojams, kurie šitą savo rankomis, savo protų sukūrė, mes norim palinkėti sėkmės jums leidžiant sekančius agregatus. Labas vakaras. Labas vakaras. Eteryje antradienio vasario 18-osios panorama. Informacija apie šios dienos įvykius. Lietuvos energetikos sistemai pirmasis kilovatvalandės elektros energijos davė Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė, na, o pirmojo agregato paleidimo proga įvyko iškilmės. Oficiali šios elektrinės darbo pradžios data. Tiesa, gaminti elektros energiją ne pagrindinė Kaišiadorių hidroakumuliacinės paskirtis. Ji buvo projektuota ir statyta elektros energijos poreikio svyravimams Lietuvoje išlyginti, paprasčiau sakant, naktį kaupti vandenį viršutinėme baseine, kad dieną tas vanduo gamintų pigią elektros energiją. Šiandien pirmoji elektrinės turbina, kaip tik ir pradėjo darbą, nebe siurblio režimu, kaip rodėme prieš porą savaičių, o gamindama elektros energiją. Lauktoje akimirka 15 valandų 40 minučių. Ant turbinos menčių patekęs vanduo įsuka ją iš pradžių 30, po to 60, o galiausiai 100 MW galingumu. Priminsiu, vieno Kaišiadorių hidroakumuliacinės bloko galingumas 200 MW, tai 2 Kauno HES. Dabar Lietuvos energetikos sistemai, nedirbant visoms 8 elektrinės blokams, trūksta maždaug 100 MW manevrinio galingumo. Statybininkų ir energetikų darbą priima paleidimo komisijos pirmininkas Lietuvos energetikos valstybinės įmonės vyriausiasis inžinierius Algirdas Stumbras. Kaip visada atsakingiausiais momentais, pirmajame elektrinės bloko pulte gudėjo inžinieriaus Vidmanto Kurlavičiaus pamaina. Šiandien rankos nevirpėjo? Man nevirpėjo, pripratom jau truputį. Bet pati atsakomybė, pradeda eksploatuoti tokį objektą, kokio Lietuva dar neturėjo. Tai aš dirbau Lietuvos elektrinėje ir teko irgi jungti generatorius, taip kad nieko baisaus. Mes galėtumėm pagal dabartinį viršutinių baseinų stovį 200 MW dirbti 1 valandą. O atitinkamai mažesnių 100 MW galingumo 2 valandas. Šitas jau daug ką duotų. Ponas Danila, jūs statybos veteranas, galima sakyti, pradėjot nuo tada turbūt, kai pirmosios žemsiurbės atsirado prie Kauno marių. Kokia šiandien nuotaika? Nuotaika yra labai rimta, labai gera, kadangi mus sutiko aplankyti, pasidžiaugti mūsų laimėjimu labai didelis Respublikos specialistų, energetikų būrys ir visi tie, kurie mus palaikė. Palaikė tais visais sunkiais momentais, kada mus skriaudė, puolė. Nebesijautė nuoskaudos dėl sugaištų metų iškilmingame mitinge kalbėjusi elektrinės statytojų, eksploatuotojų, Lietuvos energetikos veteranų žodžiuose. Prie Kauno marių šiandien buvo šventė. Su šventė sveikino energetikos ministras Leonas Ašmontas, tačiau galėjo būti ta šventė? Prieš porą metų tai turbūt tikrai galėtų. Kai buvo statyba kai buvo gerai vystėsi, gerai viskas vyko, tuo laiku ir 89 metais, kai mus apstabdė,
Tai galėjo tą dieną būti anksčiau. Prieš keletą metų laimėjusi Minios filosofija kainavo Lietuvai, drįstu taip sakyti, nes nei vienas neįsivaizduojam nė dienos be elektros, minimaliausiais apskaičiavimais daugiau kaip 100 milijonų rublių. O dabar vadinamasis monstras teikia mums energiją, teikia tada, kai darosi brangi kiekviena kilovatvalandė. Kokia ji bus, kai Kaišiadorių hidroakumuliacinė teiraujosi paleidimo komisijos pirmininką, 47 metus energetikai atidavus ir priėmusi maždaug 10 elektrinių Algirdas Stumbra. Bet čia yra, kaip aš minėjau, principė naujo tipo elektrinė ir čia yra nauja, pasaulinio lygio technikos mintys įdėta. Esu generangovas, Kaišiadorių UGS statybos valdybos direktorius Vidmantas Bakšys. Šiandien, aišku, mums didelė šventė visam mūsų kolektyvui. 14 metų stačius paleidom pirmą agregatą, kuris sėkmingai dirba, šiandien įjungtas į tinklą ir jau neša apkrovimą. Ir šiemet mes galvojam, kad įvesim dar antrą agregatą ir metų pabaigai sumontuosim trečią. Kad mes vis tik tai sugebėtume dar dastatyti jau kito paskutinio vamzdžio. Ką daugiau mes... Tai perspektyvoje kokie? 8? 8. Neužbaigta laikyti tokią elektrinę, kažkaip tai nesąmonė būtų, kada, jeigu dabar žiūrint, be vamzdžio, žiūrint į pastatą, 3,5 tūkstančio kubinių metrų reikia gelžbetonį dėti sekančiam agregatui. Tai dėl vieno ar dviejų agregatų 7 tūkstančiai, kada mes padėjome 1 300 000, tai čia skaičiai. Jokių kalbų, reikia 8. Vadinasi, statybininkai pasiruošę statyti? Kitaip negali būti. agregatas jau galėjo dirbti pilnu pajėgumu, pakeldamas iš 100 metrų aukštį tokį vandens kiekį, kokį neša Nemunas ties Kaunu.
Didžiausi darbai čia atlikti mechanizatorių kolektyvo. Daug gerų mechanizatorių dirba. Tai greitaristas Eimundas Astrauskas, ekskavatorininkai Juozas Vaidoga ir Edvardas Maleckas, buldozerininkai Stanislavas Stanila ir Jūris Šytaus. Jiems vadovavo technologas Petras Kaziūnas, aikštelės viršininkas Viktoras Padrė. Šios elektrinės teikiama energija pasitarnaus ne tik mūsų ūkiui, jis sustiprins ir mūsų dvasinę energiją, įkvėps mūsų naujų žygių jėgų žengti laisvų ir nepriklausomų gyvenimo keliu. Tuo keliu, kurį mes patys pasirinkome ir kurio eisime drąsiai, nesuklydami į šalį. Dar kartą ačiū sunkų ir pasiaukojami pliusą Lietuvos gerovei. Šią elektros jėgainę palaiminti ir išlaikyti ir nuo visokio blogio apsaugoti teikti. Ką dabar darysim? Paskutiniai kartai čia dugnu, jo? Paskutiniai iš dugnu. O, bėga iš tikrųjų. Aš galvoju čia. Jau daugiau metų praėjo, kai aš buvau jūsų elektrinėje. O ką tik nufilmavau kadrą tokį, kad važiuojame iš Elektrėnų į jūsų pusę. Kokių naujienų per šitus metus turite? Pasakius naujienų, tai gali būti ir daug, kadangi metai, kaip elektrinės du agregatai dirba,
Nu ir šiandien vis tik tie 400 MW yra didelė paspirtis Lietuvai. Išaugo kolektyvas, jeigu jau susiformavo struktūros, daugmaž tas, kas jau mes ir planavom pagal savarankiškos elektrinės veiklos principus. Nu ir statoma toliau. Vis tik per tuos metus trečias agregatas pasistumėjo ir priekį. Nu ir dar yra turint tikimybės, kad šiemet metų pabaigoje mes pradėsim paleidimo operacijas. Prisikišę kampus, tai tokių be. Tai šiai žiemai dar šildymo nebus? Nu, šitas nepadarys. Sargyba jūsų? Mūsų. Elektrinės, čia ne, ne apsaugos, ne kažkokių tai žinybų. Nuo birželio 1 šiaip taip sugebėjom skato atsikratyti. Užrašus Vaišvilos laikų ant sienų ir paliksit turbūt. Paliksim, kiek. Reikia gal dar su laku kokiu. Lietus neišplautų. Reikia čia propaguoti. Tai ir atvažiavom. Tai dabar PDS-ai kiek darbingų pas tave? 3 sutvarkė. Vandens priimtuvės ir šitą sklendė. Čia yra jūsų valdymo pultas. Agregatinis valdymo pultas skirtas pirmam agregatui. Kiek laiko galit pasiekti tokį apkrovimą? Sveiki, vyrai. Mūsų ugnies reikia. Ką veikia dabar? Kitas yra generatoriaus darbui. Generatoriaus darbui skydas. Sroviai nuolatiniai padavinėti į žadinimo atveju. Tai yra susideda iš 2 keitiklių, reiškiasi. Jų pagalba reguliuojamas reaktyvinis galingumas yra. Čia rėlinis skydas jo apsaugos rėlinės. Keitiklio jungtuos durys. Didelis tas generatorius. Už mano butą didesnis. Vidury. Elektrinė įskirta, taip. Čia viskas ar ne išgriūlė. O paskui visi šitie duomenys būsim paskui. Bus ar ne, ten nėra tokios programos, taip? Negu baseinė. Ir vandens netrūks. Vandens netrūks. Vienom, žinai, ten vieną skylę duosim tą, kur skalauti nuo draugom. Visada reikia klausyti užsakovo. Taip, matyt. Gerai, tai tada šitą klausimą baigiam. Dar kokių bendrų klausimų? Dar kokių bendrų klausimų?
Metas šifrėtus, ne? Jie pulta. Tai. Edik. Čia tie skirtumai, kad su tokiais Есть, нет? Больше, очень. Больше? Регулює dabar. Меньше. Mažiau dabar. Čia visi susirinkę kolegos, bendradarbiai, šiemet mes pirmą objektą, kur skaitykim, darbo komisija turbūt, ar kaip, valstybinė komisija, kuri įvertins mūsų darbą, bus atskirai, gale metų kažkur tai, šiandien mes čia galim pasidžiaugti ir labai smagu, kad visi įsidėjo ir mes anksčiau numatyto laiko, jeigu buvo planuota birželio 1, pradėjo veikti mūsų centrinis pultas ir ponas Kurlavičius sėdi ir net nesiklauso, panašiai, kai šnekėsi. Tai aš noriu padėkoti visiems, kurie nuoširdžiai padirbėjo
Nu, visų pirma, mūsų ir statybininkam, čia ir Rudaičio kompanija, Harūnas, ir elektrikam pagrindė, kurie įrengė pultą, nusidažė šitą pultą patys, be niekieno pagalbos. Nu, iš tikrųjų, taip, savikritiškai jeigu būnant, kaip mūsų pultas neblogai atrodo, nu, reikia palinkėti tik tai mūsų budinčiam personalui, kad jis sėkmingai vadovautų ir valdytų mūsų elektrinę iš šito pulto ilgus metus, be avarijų, be sutrikimų, nu, ir patogiai jaustųsi. Nu, ir tuo skaitykim, kad mes šiandien įrašome savo istoriją. Ta viena eilutė, pradeda funkcionuoti mūsų pultas. Tai funkcionuoti pradeda tada, kad Reginai pils, ką nors. Žinia priklauso perkėti. Ir padaryti įrašą iš žurnalą. Čia reiks galvoti kaip tokie. Tai jau keiskime, kad jie pradėjo. Jau gal pakeičiam. Gal jau pakeičiam. Specialiai idėja į tarpą, ne? Kad negalim prieiti. Kad negalim prieiti. Dabar jau. Tai prašom, susirinkę, statėm, pastatėm. Tai vyriausia, tas žurnalė įrašas, tai turi būti. Data, valanda, minutė. Įrašom į operatyvinį. Gal pamainos viršininkas? Regina, kiek gali, turėtų pasižiūrėti.